Aukštųjų Šančių ąžuolyno kaiminystėje gyvenančių žmonės sukrėtė šiurpūs vaizdai. Praėjusį penktadienį per pusiaudienį buvo sunaikintas brandžių medžių skveras, kuriame augo nuo 40 iki kelių šimtų metų amžiaus ąžuolai ir kiti medžiai. Mes tik tai paskambinom, atvažiavo čia žiūrėti ir paskui gamtos apsauga atvažiavo, jie čia matavo. Po tam tikro laiko jie vėl atvažiavo ir dabaigė tą darbą. Paprašiau leidimo nerodė. Kauno miesto savivaldybės administracijos aplinkos apsaugos skyriaus vedėja Radeta Savickienė paaiškino, kad darbai vyko privačiame žemės sklype Ašmenos 1 gatvėje 8. Sklype buvo pašalinti 8 ąžuolai, pažeisti puvinio ir keliantys pavojų šilumos tiekimo tinklams. Tačiau nuvykus į vietą paaiškėjo, kad darbai buvo atliekami sklype pažymėtame numeriu 4 bei šalia jo esančioje valstybinėje žemėje. Iš viso buvo sunaikinta virš 14 medžių bei sugadinta žalia paklotė. Dar prieš porą metų čia buvo nuostabus žalias skveras, augo daugybė ąžuolų. Ir kiek žinau, didžiąją dalį tų medžių sodino šalia esančios mokyklos mokiniai. Čia buvo keliami inkilai, tie medžiai puikiai prigijo, užaugo. Jis buvo nupjautas penktadienį, nežiūrint to, kad jis buvo padegtas, vadinkim daiktus tikrais vardais, tos neaiškios aplinkybės per daug sutapimų, kad jos būtų neaiškios, bet jis sužaliavo, jis buvo gyvybingas ir negana to, ant to ąžuolo kabojo feromoninė gaudyklė. Tai yra prietaisas, kurie mokslininkai tyrinėja retus saugomus vabzdžius, kurie gyvena šitam ąžuolyne. Ir tai reiškia, kad tas ąžuolas savo amžiumi ir savo struktūrą taipogi buvo tinkamas tiem retiem vabalam. Čia nepalikta nei šakelės, kelmai uždažyti, šakelių nėra. Ir vietą, kur augo tas ąžuolas, radau pagal feromoninės gaudyklės likučius. Tai čia yra to garsaus visam pasauliu saugomo vabalo, kurio apsaugai yra skiriami milžiniški pinigai ir dėmesys. Gaudyklė, tai kas liko iš jos po sutvarkymo šito skvero. Viskas buvo daroma labai paskubom, įrodymai taip pat pašalinti. Tai matyt rodo, kad ne viskas čia vyksta skaidriai ir teisingai. Ir mano nuomonė, kad tai yra tiesiog pasityčiojimas iš gyventojų, iš buvusių mokinių, kurie sodino šitą skverą, kurie jį puoselėjo. Ir pasityčiojimas iš tų pačių mokslininkų, specialistų, kurie tyrinėja šitą aplinką, kurie padeda bendruomeniai, kurie padėjo įtraukti šitą ąžuolyną į Natūra 2000 tinklą. Kauno savivaldybės atstovų teigimu nukirsti medžiai nebuvo priskiriami saugotinėms. Tikrai skaudžiai, žinokit, kai mačiau paskutinį tą ąžuolą krentant, kuris va čia turbūt jisai ir buvo didžiulis, aš turiu ir foto, ir video nespėjau net telefono jungti, kiek jisai greitai buvo nupjautas. Tai žinokit, tikrai dušia plyšta. Nuoširdžiai sakau, nes aš kelintą dieną nerandu savo vietos. Tai, kad kai žiūri per langą ir tu ištisai matai tos dalykus, kai čia buvo gražiausias ąžuolynas, kai buvo inspekcija atvažiavusi po skambučio, tai jie sakė, aš dabar bijau sumeluot. Man atrodo, 12 buvo atmatuota ir buvo dar likę 2 ar 3, ir tas vienas iš didžiausių. Ir su komisijos leidimu dėja buvo nupjautas jisai, nes kaip jie man pasakė, kad jie gavo dokumentus tipo, čia yra privati valda. Aš pasteiravau, nuo kada jinai privati. Tai 22 metais, tipo čia komunikacijos kažkokios tai eina ir jie trukdo, palaukit, tiek metų stovėjo ąžuolai, jokiom komunikacijom rajonas kiek metų jau stovi, niekada nebuvo ir netrukdė. Penktadienį vidury dienos daug mašinų ir kaip matot čia daug vėžių, pjaunami buvo ąžuolai, vat vienas labai didelis ąžuolas, ir taip operatyviai kapojamos šakos ir viskas į mašinas kraunama. Vidurdienį jau darbas ėjo į pabaigą. Įvykio vietoje buvęs aplinkos apsaugos departamento vyriausias specialistas Tomas Kulikauskas atsisakė komentuoti apie įvykį, motyvuodamas nedarbingumu, tačiau paaiškino, kad situacijos komentuoti negali ir padėkojo už supratingumą. Eilinis žmogus neatėjo ir nenupjovė, tai buvo kažkas davė leidimą. Ir aš nemanau, kad Radeta Savickienė tą darė, aš manau, kad tą darė leidimą gerbiamas mūsų meras, kurį visi labai myli ir gerbia. Šičia nupjauti ąžuolai. Tai gal ir ąžuolyną naikinkim, viską naikinkim, o matyt prie to einama.
jau pradėta, kažkam reikalinga statyboms. Klausiu, sakau, kodėl kertat, gal turit leidimą. O kas jūs tokie būsit, sako, kas jūs inspektoriai? Ne, sakau, aš esu gyventoja. Aš sakau, gyventoja esu. Tai čia jūsų sako miškas, kad jūs taip čia rūpinatės, sakau, čia visų miškas. Lietuvos Respublikos teisės aktai aiškiai apibrėžia, kad paukščių perėjimo metu kirtimai yra draudžiami viešuosiuose želdynuose. Pasak aplinkos apsaugos skyriaus vedėjos Radetos Savickienės, dėl galimai perinčių paukščių visą atsakomybę turėtų prisiimti sklypo savininkas organizuojantis darbus.